Štai toks yra pasaulinių garsenybių gyvenimas. Tiesa, netrukus laidoje turėsime dar vieną mega žvaigždę. O dabar jau apie mūsų ydas ir namus. Architektė Ona Januškevičiūtė savo profesiją vadina vyrišką ir nenuostabu, kad pirmą kartą statybų aikštelėje išvydę mergaičiukę, darbininkai skeptiškai susižvalgo. Nieko, kai tenka taisyti broką, atsainumas labai greitai išgaruoja, juokiasi Ona. Na, o šios architektės kredo yra paprastas. Iš pradžių mes kuriame aplinką, o paskui jį formuoja mus. Taigi dabar architektė ir pasakos apie klaidas, kurias dažniausiai daro lietuviai, namai ir jų kūrimas. Taip, nors iš pažiūros ateinu, atrodo jauna, smalki architektė, bet su vyrais tenka susitarti, laikytis projekto, perdarinėt, jokio broko nepraleidžiu, nors ir 100 kartų reiktų perdaryti. Klientai visada pasiryžę laiko atžvilgiu aukoti laiką, kad būtų tas rezultatas, kad vis dėlto kokybiškas darbas būtų. Posakis, jog kiekvienas per savo gyvenimą turime pasodinti medį, užauginti vaiką ir pastatyti namą leidžia pajuokauti, kad kas jau kas, o architektas jokiais laikais nepritrūks darbo. Tačiau architektė Ona Januškevičiūtė sako, niekada ir nesukusi galvos dėl pasirinktos profesijos perspektyvų. Tiesiog klausiusi širdies balso. Visada šeima norėjo, kad būčiau dantistė ar teisėja. Nuo pat mažens žinojau, kad dirbsiu su erdve ir kursiu, kad mane sups kūryba. Gal dėl to nesiblaškiau, nesimėčiau paieškose ir taip nuosekliai pradėjau nuo dizaino studijų, tuomet architektūros, galiausiai paveldosaugos. Labai rūpi, kad ta erdvė džiugintų, nes žmogus, kuriam sukursiu tą erdvę ir sukursiu interjerą, toje erdvėje gyvens gal net ir visą gyvenimą, gal net ir jo vaikai gyvens. Tai yra toks atsakingas darbas, kad tu sukuri, pastatai namą, kuris šimtmečius gali stovėti ir negali jo atlikti tiesiog, kad būtų atlikta. Tai aš tą darbą darau itin kruopščiai iki mažiausių smulkmenų, apgalvodama net jei tas namas bus parduodamas, net jei tas namas ar butas bus nuomojamas, jeigu, tarkim, tai, kas yra labai svarbu pagalvoti, būna užsakymas šeimos, kad yra kiek dabar narių, tėvai, vaikai, kad tie vaikai išeis, o kas tada? Tai gal padarau iškart name atidalinamą galimą sieną su atskiru įėjimu ir galimybę nuomoti arba dalį parduoti, o ką jeigu reikės slaugyti tėvus, kur jie gyvens, iškart numatau, galbūt tas svečio kambarys, šalia kurio būtinas turėti sanmazgas, nes jeigu bus senyvo amžiaus žmogus, kuris norėtų turėti savo privačią erdvę. Tai visi tie žingsniai, ką būtina apgalvoti. Net 3 diplomų jauna architektė siekia dėl visapusiško profesijos išmanymo, kad galėtų ne tik nubraižyti pastatą, tačiau ir pati sukurti jo interjerą. Paveldo apsaugos studijos Onai suteikia žinių apie saugomų istorinių erdvių ypatumus. Moteris neslepia, kad architektūroje jai smagu jaustis žmogumi orkestru. Jei esi tik architektas ir nukreipi save į architektūrą konkrečiai, tuomet ir projektuoji namus, kurie pastatus. Tuo tarpu čia aš architektūrai brandau. Aš pradėjau nuo dizaino pirmų žingsnių. Ir tai man praplėtė mano akiratį, nes po to baigus architektūrą aš vis tiek projektuodama namą iš karto vertinu mažasias erdves. Aš iš karto žiūriu funkciją žmogui, kad būtų patogu gyventi. Nuo pirmų durų atidarimo svarstau, kur žmogus pasikabins rūbus, kur jisai atsisės, pasidės rankinuką, kaip jis užeis ir ką jisai pamatys. Tiesa, net regint savo vaizduotėje būstą nuo pirmosios plytos iki kurtuvių dienos kartais suderinti tos pačios šeimos narių norus būna nelengva. Prireikia ir kantrybės, ir derybininko meistrystės. Susiduriu su tuo, bet ypač jeigu klientų yra keletas, kai dalyvauja, tarkime, visa šeima kūryboje. Tuomet taip, tai yra skonių skirtumai. Skirtingų spalvų, skirtingų interjero stilių net noras ir tada būna itin sudėtinga, kai vyras nori vienų spalvų, žmona tų spalvų būtent nemėgsta, atsiranda dar vaikai, kurie komentuoja, dar būna ir tėvai, šeimos nariai išsiplečia iki giminės rato ir tada tikrai tuomet jau tenka man pasitikėti savo profesionalumu, pasakyti stop ir parinkti tai, kas yra iš tiesų mano manymų geriausia.
nes jie mane pasirinko kaip specialistą, jiems patinka vadinas mano stilius, mano skonis ir tada jau tada tenka patikėti man pačia savim ir juos įtikinti, kad tai yra geriausias kelias. Interjerą kuriant labai svarbu kiekvienos detalės spalva, netgi ir mažiausi aksesuarai, kurie įtakoja aplinką, žmogaus nuotaiką. Ir beje, spalva yra tai, ką kiekvienas žmogus gali sau leisti rinktis. Psichologijos diplomas taip pat būtų ne pro šalį, šypsosi Ona. Tačiau net ir be jo architektai nenori tenka įsibrauti į labai asmeniškas sferas. Jos įsitikinimu išsamei susipažinus su žmogaus gyvenimo būdu daug lengviau sukurti jam svajonių namus. Aš nesmalsumo vedama, o iš profesionalumo pusės labai domiuosi klientu. Turiu išsiaiškinti būtinai visus hobius, užsiėmimus, laisvalaikio praleidimo formas. Nes jeigu klientas mėgsta, tarkim, aktyvų ten sportą, tuomet projektuodama namą ir kurdama interjerą turiu numatyti, kur laikys visą inventorių. Jeigu užsakovas mėgsta didelį draugų ratą, tuomet turiu numatyti, atsižvelgti, kuriant virtuvės svetainės erdvę, kad tai būtų erdvu ir taip pat landšaftą kuriant, tai turi būti kažkokių pramogų. Architektė pasakojo, jog jai yra tekę dirbti su pačiais įvairiausiais namais – rąstiniais, karkasiniais, moliniais ir netgi šiaudiniais. Tačiau Lietuvoje, kaip ir didelėje pasaulio dalyje, populiariausi vis tik yra mūriniai statiniai. Kokių dar lūkesčių dėl savo būsto turi lietuviai? Tai yra jaukus, šeiminiškas namas, įprastų lygių nevarginančių formų, be jokių kabančių konstrukcijų, dvišlaičio stogo ir iš tikrųjų ekologiškų medžiagų. Pastebiu tendenciją, kad žmogus pagyvenęs svetur užsienyje grįžta čia su pakitusiais norais. Žmogus pagyvenęs Anglijoje prašo čia suprojektuoti angliško stiliaus namą. Pagyvenęs Italijoje itališko, Prancūzijoje vėl atitinkamai. Ir pamilsta tą architektūrą ir nori dalelę jos atsinešti į Lietuvą. Nors klaidos yra geriausios mokytojas, tačiau įsirengiant būstą jų vis dėlto geriau išvengti. Tuo labiau, kad architektė gali nesunkiai įvardyti tipiškiausias lietuvių klaidas. Aš visada palaikau, kad reikia saugoti erdves, nes žmogus turi jaustis erdviai ir patogiai gyventi. Susiduriu su tuo, kad žmogus nori suskirstyti tas erdvės į daug mažų ir atima iš savęs tą erdvės pojūtį. Tai tokia pasitaikanti klaida. O kaip dažna nuostata, kad esame patys savo ir architektai, ir dizaineriai. Esą mums teks gyventi savo namuose, todėl patys juos ir susikursime. Mūsų pašnekovė šis požiūris niekiek ir neerzina, bet tokiu atveju įduoda vieną svarbų patarimą. Siūlau taip tada elgtis. Arba jau samdyti dizainerį visiems darbams pilnai, arba apskritai nuo pradžių iki galo atlikti patiems. Nes tada ir jaučiasi būsimo to šeimininko namų pilnas interjeras, jo stilistika, jo pomėgiai ir tai, kas jam patinka. Tada tas interjeras yra jaukus ir jaučiama to žmogaus dvasia. Ona Januškevičiūtė pasakoja turinti aiškę savo architektūrinę stilistiką, tačiau nevengia imtis ir darbų, kurie ne visada ją atitinka. Tai taip pat teikia galimybių tobulėti, o ir iššūkio jausmui nesu abejinga, prisipažįsta architektė. Buvo namo užsakymas, kur tikrai aš apstulbau ir iš pradžių net abejojau, ar aš galiu imtis, nes tai buvo viskas kitaip, negu aš projektuoju. Tai noras vidinių sienų iš skaldytų stikliukų kaip mozaikos, tada formos, kurios primena atėjusios iš gamtos, apvalainos, ovalios, neįprastos, nes aš esu aiškių, griežtų linijų kūrėja labiau. Ir tai buvo man didžiulis iššūkis, nes viskas turėjo būti kitaip, negu aš įpratus. Iš tiesų, kiekvienam klientui galiu nedėkoti, kad kiekvienas klientas augina. Kiekvienas užsakymas jis brandina ir liepia pasidomėti, pažiūrėti plačiau. Todėl labai daug keliauju. Ona neslepia savo meilės seniems pastatams ir ragina jų lengvabūdiškai negriauti. Ji taip pat paneigia giliai įsišaknijusi mitą, esą seną namą visada pigiau nušluoti nei rekonstruoti. Dirbant su rekonstrukcija iš tikrųjų yra labai įdomu, nes tai yra nuolatinės staigmenos, ką tu rasi. Kai tai yra senas pastatas ir nuimama sena danga ir atsiskleidžia
tarkim, buvusi kokia tapyba arba netikėta niša. Sakyčiau, kad neteisinga yra pozicija galbūt aplinkos, kad nugriauti yra pigiau ir statyti naują, tokia jau kaip ir nusistovėjus, vis kažkur išgirstu, kad nugriauk namą, sutaupysi pinigų ir statyk naują, tikrai apsimokės taip. Ne visada tikrai neteisinga, nes net jeigu tvirti pamatai yra, aišku, reikalinga konstruktoriaus architekto analizė ir jeigu tvirti pamatai, tai tikrai sutaupomi nemaži finansai, pasiliekant rūsį, pasiliekant pamatus, jeigu galima pirmo aukšto pertvaras, ten perdanga ir panašiai, tiesiog vertinant esamą situaciją. Tai rekonstruojant namą galima tikrai sutaupyti pinigų ir išspręsti jį patogiai. Tai čia iš garažo matome, kaip išspręsta maksimaliai darbo zonai išspręsti. Rekonstruojamam name, kaip matom, būna ir akmenys, kurie buvę pamatai, jų negalime mes nupjauti ir naikinti, tuomet tai tampa interjero tokia detalė. Na ir taip pat garažo zonai išspręsta tokia darbo vieta, matome, kad galima atsisės net ir apsitart ar su drauge kavos išgerti, o štai čia dirbti, sandėlio daiktus, akvariumas, kuris ramybės teikia. Savo profesiją Ona Januškevičiūtė vadina sunkiai ir vyriška, tačiau kitokio gyvenimo ji nebeįsivaizduoja. Prisipažįsta kol kas atidedanti ateičiai net asmeninę laimę. Netgi moters sapnai yra susiję su darbu ir nedaug esama dalykų, kurie įkvėptų ją taip, kaip gražios aplinkos kūrimas. Opi tema. Bandau, stengiuosi. Iš tikrųjų, negalima pavadinti turbūt hobiu, bet tai tampa jau mano hobiu. Kad po darbo mėgstu labai vykti į koncertus. Iš tikrųjų, kadangi darbe mano vyrauja kitokia muzika, tai yra plaktukai, grąžtai, daužomas betonas, šūkaujantys statybininkai, traktoriai ir sunkvežimiai ir visą dieną prabūnu tokiam fone, kas yra man tikrai maloni muzika, nes tai reiškia, kad darbai vyksta, kad statybininkai yra vietoj ir kad jie vykdo mano projektą, man džiugesys ir aš esu laiminga, bet po viso šito aš labai mėgstu pasiklausyti kitokios muzikos, nuvykti į kongreso rūmus ar filharmoniją ir klausyti klasikos, tai yra mano tiesiog tai kas man padeda nusiraminti po sunkios darbo dienos. Savo sapnuose jaučiuosi iš tiesų gerai apie savo darbą, nesapnuoju jokių tragiškų istorijų ir nesapnuoju griūnančių namų, o iš tiesų tai yra, matau dažniausiai detalės gražias ir susapnuoju sprendimus.